Sveiki, aš esu automobilio apžvalgininkas Vytenis Kudarauskas ir šiandien noriu Jums pristatyti BRC Autocentro Vilniuje parduodamą Lexus GS-F. Jeigu įprastai kalbant apie Lexus automobilius, mes naudojame tokius epitetus kaip prabanga, komfortas ir kokybė, tai prie šio dar galime pridėti ir agresyvumas. O kas jam suteikia būtent šią savybę, netrukus ir apžvelgsiu. Apie savo agresyvę prigimtį Lexus GS-F pirmiausia išduoda savo išvaizdą. Jeigu atkreipsite dėmesį, tai pavyzdžiui, priekinio bamperio šonuose jūs galite pastebėti ganėtinai didelės ir agresyvės oro paėmimo angas. Taip pat yra papildomos oro paėmimo angos ir priekiniuose sparnuose. Apie agresyvesnį ir sportiškesnį charakterį čia išduoda ir gerokai didesnė bei efektyvesnė stabdžių sistema. Pasižiūrėjus į galą, apie sportiškumą liudija tokie dalykai kaip anglies pluošto solidus galinis oro aptakas ir net keturguba išmetimo sistema, kuri ne tik atrodo efektyviai, bet ir skleidžia labai gerą garsą. O štai čia yra tai, kas GS paverčia išskirtiniu F modeliu. Tai šio automobilio variklis. 5 litrų darbinio turio, V formos, 8 cilindrų, be jokių turbinų ir be jokių kompresorių. Tai reiškia, kad jis yra atmosferinis ir pasiekia stulbinamus 470 arklio galių, kurie šiam automobiliui nuo 0 iki 100 km leidžia įsibėgėti per mažiau nei 5 sekundės. Nors tai yra pati galingiausia ir agresyviausia GS-F versija, tačiau nereikia pamiršti, jog visų pirma tai yra Lexus. O tai reiškia, kad viduje randame pačios aukščiausios kokybės medžiagas ir surinkimą. Palyginus su pagrindiniais šio modelio konkurentais, jis juos lenkia visą galvą. Jeigu kalbėtume apie sportiškumą, tai čia to taip pat yra. Atkreipkite dėmesį į sėdynės, jos yra gerokai standesnės ir tvirtesnės negu standartinėme modelyje, užtikrina geresnę atramą nugarai ir geresnį šoninį prilaikymą. Na, o jeigu mėgstate išskirtinumą, tai pasižiūrėkite, koks ryškus ir kontrastingas yra šio automobilio salonas. Raudonos odos apdaila ne tik išsiskiria, bet ir puikiai dera su likusiu šio automobilio interjeru. Jeigu norite pajausti, ką reiškia būti štai tokio Lexus GS-F vairuotoju, tai atvykite į BRC Autocentro Vilniuje, kur šį automobilį galite apžiūrėti, išbandyti ir žinoma įsigyti. O įsigijimo formų ne viena. Žinoma, šį automobilį galite nusipirkti iš karto, jį galima įsigyti lizingo būdu, taip pat galima nuomoti ilgalaikės nuomos būdu arba jeigu esate juridinis asmuo, pasinaudoti BRC 50/50 pasiūlymu. Na, o jeigu norite daugiau detalių apie visą tai, tiesiog atvykite į BRC Autocentro Vilniuje. Iki!